kalba, tai tylos kalba. Alvydas pasiūlė man pasakyti kalbą. Kažkada per atsiskyrimo ratu kalbėjau apie tai, kaip praktikavau vienuolyne. Ir šiaip gyveni žmogus ir paskui pasirodo tavo gyvenimas jau gali tapti istorija ir jau galima kažką pasakoti. Šiaip aš pradėjau praktikuoti tikrai ne dėl to, kad man buvo įdomus zenas ar kažkokie egzotiniai dalykai. Aišku, 92 metais, kai keitėsi santvarkos, tai atsirado tas laisvės pojūtis, bet buvo tokia problema, kad aš sirgau depresiją. Ir, ta prasme, gėriau vaistus, labai blogai jaučiausi ir turėjau darbą, kažką veikiau gyvenime ir mano draugė Liucienė taip pat praktikuoja čia nuo pradžios. Kažkada paskambino ir sako, atvaryk į Kauną, kažkokie tai ten atvažiavo, kažkokios meditacijos, nes kaip tik, kai tas Sovietų sąjunga žlugo, tai ten Ošo meditacijos, dar kažkokios. Nuvažiavau šitą Kauną, nežinau, kodėl aš nuvažiavau, gal aš nelabai norėjau. Ir tada buvo atsiskyrimas dar, žinai, psichogenk sunimas tenais labai vadovavo visiems. Buvo atvažiavęs Andžejus Černeckis, mokytojas iš Lenkijos. Ir jisai ten kažkokioj sporto salėje padarė tokį atsiskyrimą, kaip mes dabar. Tai įsivaizduokite, kad visi nauji žmonės, tokie, kurie pirmą kartą gyvenime tenai susirinkė, ten kažkas sureguliuoja srautus, čia tipo kelsitės 5, darysit praktiką, kažkokią, be ryšio praktiką. Aš atsimenu, sėdžiu 6 ryte, ar ten kažkaip toj meditacijoj sieną remiuosi, nes jau mėgot noris. Kažkokie gabuliški nusilenkimai, kažkokie giedojimai. Ir tas atsiskyrimas vyko savaitgalį, buvo ten kažkur, man atrodo, šeštadienį, sekmadienį pusė dienos jau baigėsi jisai. Ir ta prasme, aš nesuvokiau, kas ten vyko, kodėl aš ten buvau. Bet atsitiko toks įdomus dalykas, po tos praktikos, jau mes ten baigėm tą praktiką, visi kalbasi, kažkas pasakė anekdotą. Ir aš taip jaučiu, kad aš galiu juoktis. Būna depresija, kai tu guli lovoj, nieko nenori, ta nuotaika ne. Ir aš supratau, kad tai yra kažkas, kas man padeda. Tada aš pasiklausiau žmonių, kurie organizavo, pasakė, kad Vilniuje irgi renkasi grupė Zen, kurioje buvo Rytis, buvo dar kiti žmonės ir aš nuėjau, pradėjau ten lankytis, bet aš patapau priklausomą nuo praktikos. Aš sėdėdavau po 6 valandas, nes man padėdavo, nueidavau darbą, užsirakindavau per pietus kabinetą ir sėdėdavau. Ir supratau, kad man tas padeda ir paskui po kiek laiko netgi nebereikėjo vartoti vaistų. Bet aš, kaip manyti, tapau tikrai žiauriai priklausoma nuo praktikos. Aš darydavau daug nusirinkimų ir man buvo toksai siekiamybė išvažiuoti į Korėją. Tais laikais tai kaip ir nelabai buvo galimybių to padaryti. Bet buvo Lenkijoje irgi Zen centras. Ir Rytis pirmas nuvažiavo ten irgi iš mūsų Vilniaus bendruomenės savaitę į Varšuvos Zen centrą, papraktikavo, grįžo, papasakojo, kaip jie gieda visokias sutras, kaip jie gieda 1000 akių rankų sutrą, kaip jie tenai sėdi, kaip ten viskas tvarkingai padaryta. Ir mane irgi labai suintrigavo ir aš irgi pabandžiau važiuoti į Lenkiją keliom savaitėm. Bet vis tiek ta mintis liko, kad važiuoti į Korėją. Ir iš tikrųjų, ta kančia, mes su Ryčiu tada, kai tam Zen centre lankydavomės, visą laiką diskutuodavom, ar reikalinga kančia, ar nereikalinga. Aš tai visą laiką sakydavau, kad kančia yra gerai. Sakydavau. Gerai kažkaip tai mažiau tos kančios. Ir po kažkiek tai tos praktikos laiko išsipildė mano svajonė, aš važiavau į Korėją, 3 mėnesių, sėdėti Kiorčyje. Aš jau truputėlį kitiem pasakau, čia nesikartosiu, bet mane labai toje Kiorčyje aš supratau tokį dalyką,
kad niekas neateina iš išorės. Visos problemos yra viduje. Buvo labai įdomu, nes ten mes praktikavom 20 žmonių uždaroj šventyklos teritorijoje ir niekas nesikeitė. Ten tiesiog anksčiau keldavomės, negu čia, kad dabar ta praktika. Ir tokia rutina 3 mėnesius, kiekvieną dieną. Nusilenkimai, sėdėjimai, giedojimai, vėl tenais pietus, pusryčiai, vakarienė. Ir vis tas pats per tą patį. Ir niekas nesikeičia, tie patys žmonės, tu esi toj pačioje aplinkoje. Ir tada, o būsenos labai staigiai keičiasi. Būna momentas, kad tu ekstazė, kaip aš čia Korėjoje, kodėl aš čia kaip nuostabu, paskui staiga tu taip visko nekenti, kokie čia žmonės, kokie... Mes turėjom nusiskutę galvas, susipilkite, vieni vienuoliai, kiti ne vienuoliai, bet kad priimtų tą vienuolyną, turėjo visi nusiskutę. Gal sausys aplėtė, kokie šlyriškus, kokie... Arba kaip aš jų visų nekenčiu, arba kaip aš juos visus myliu. Ir man pačiai toks jausmas keistas, kad viskas eina iš manęs. Išorė nesikeičia, o tos būsenos kaip kokie fejerverkai. Ir tiesiog sėdi, negali suprasti, visą laiką galvoji, kad dėl tavo problemų kažkas kalbas. Ta prasme, kad visas pasaulis, jeigu gražiai su tavim elgėsi, tai tau gerai, jeigu blogai elgėsi, tau blogai, tu nieko pats negali padaryti, tu esi auka. O iš tikrųjų supratau, kad viskas, kiek daug manyje yra, to dar net nematau, net nepažįstu. Ir tos praktikos dėka iš tikrųjų labai daug atsirado dalykų, supratimo tokio, kad gyvenimas iš tikrųjų yra labai paprastas ir kuo mažiau mąstai, tuo yra geriau. Ir supratau, kad depresijos priežastis iš tikrųjų yra nemąstymas. Kaip sako, kad ten mąstymas, labai daug mąstymo, nutrauk mąstymą, bet tai niekas nepasako, kokį mąstymą. Nes, pavyzdžiui, toks mąstymas, kad grindys rudos, puodeliai žali, jūra, jie nesukelia jokių blogų emocijų. Aš norėjau dar tą dalyką pasakyti, kad šitą jūrą, nesvarbu, kaip ją pavadinsi. Bet yra kažkas, kam svarbu. Supratau, kad mąstymas apie save sukelia kančią. Kai aš galvoju apie save, kaip aš čia atrodysiu, kaip jūs pagalvosit, kaip nežinau. Nėra minčių iš tikrųjų. Ir aš galvoju, kad gyvenime dalykai atsitinka tokie, kad jie visą laiką verčia mus kažką suprasti ir tobulėti. Nes jeigu to nebūtų, mes turbūt nebūtų kančių. Tai mes tiesiog gyventume, mums būtų neblogai ir mes nieko galbūt net nenorėtume ieškoti. Tai po kažkiek laiko aš susirgau vėžiu. Ir aš galvoju, kad irgi buvo labai gera patirtis suvokti, kad mąstymas apie save sukelia pačią didžiausią kančią. Tada, kai aš sužinau, kad aš sergu to vėžiu, man būdavo panikos priepuoliai, aš naktį atsibūsdavau ir galvodavau, o kas bus, aš mirsiu, dukrai 8 metai, o kas bus, o kas nebus, o kas tenais. Ir mane taip kankino tos mintis. Gal galėjos man nusibodo. Ir aš atradau kažkokią vietą, kur gali negalvoti. Tiesiog negalvoti. Ir kažkas pasikeitė. Iš tikrųjų, kaip ir apie upę. Tu vadink ją kaip nori, jinai dėl to nesikeičia. Jeigu galvoji apie ligą ar apie kažkokią tai problemą, tai jinai nei geresnė, nei blogesnė. Tiesiog jinai yra ir tu ją arba sprendi, arba tu tada pastoviai esi tuose apmąstymuose ir nieko negali padaryti, esi kaip suparalyžuotas. Ir šiaip
dalykai, kurie atsitinka, sakoma, veda į rojų. So all things that happen in your life help you to paradise. Dar noriu papasakoti vieną istoriją dėl to, kad iš tikrųjų va ta vieta, kur nėra to mąstymo, kur tiesiog gali būti čia ir dabar. Mes visi dabar esam šitoje vietoje. Mums nieko nereikia daryti, kad mes matytume vieni kitus. Mums nieko nereikia daryti, kad mes girdėtume vieni kitus, kad mes jaustume save kažką. Tiesiog viskas tiesiog yra ir tiek. Tai kažkada girdėjau tokią istoriją, kad buvo darytas bandymas ir reiškia grupė žmonių buvo sustatytos kėdės. Vienas stebėtojas turėjo skaičiuoti. Keli žmonės ateina, ant tos kėdės atsisėda, po kiek laiko vienas išeina, kitas ateina, paskui keli išeina, ateina ir jisai turi suskaičiuoti, kiek iš viso buvo žmonių. Ir to bandymo, ta prasme, kad pasibaigus bandymui, žmogus ten vienas geriau suskaičiavo, kitas blogiau. Sako, o jūs matėte, kad bandymo metu pro šalį praėjo žmogus apsirengęs beždžionės kostiumą. Jisai sako, ne, nemačiau. Nei vienas nepastebėjo tokio dalyko. Tada jam parodė video medžiagą ir jie buvo nustebę. Tai kalba apie tai, kaip mūsų protas gali susikoncentruoti ten, kur, sakysim, čia ir dabar. Ta prasme, jo galimybės yra neribotos. Bet dažniausiai mes pamatom tą beždžionę, mes su ją, apie ją tenais galvojame ir pagrindiniai dalykai, kas yra prieš akis, mes jų nepamatome. Tai va, aš linkiu visiems tą koncentraciją savo puoselėti ir visada žinoti, kad yra tas taškas, į kurį galima sugrįžti ir kuriame nėra kančios, kuriame nėra tų beždžionių, kurios. Ir jeigu tos beždžionės pasirodo, visada galima sugrįžti ten, kur jų nėra. Tai tiek. Ačiū. Thank you so much for your beautiful speech. Very strong, clear. Sauliau už labai stiprią, aiškę kalbą. So it sounds like good advertisement of our practice, yeah. Skamba kaip puiki mūsų pratybų reklama. Yeah. Yes, I like your speech very much, you know. That's very, very, very important point, you know, because we so easily accuse the world, you know, the circumstances for our suffering. Mes labai lengvai apkaltinam pasaulį, aplinkybės dėl savo kančios. Even during the retreat, we sometimes accuse circumstances. Net atsiskyrimo metu mes kaltinam aplinkybės. That somebody is too long for the toilet. Kažkas per ilgai užsidaręs tūlikė. Or maybe the food not so great. Maistas netoks. But this time it doesn't work because it's so great. Čia nelabai galima rasti, nes čia puikus maistas. No, but during retreat you have not so much opportunities because of this routine. Because it is always, you know, atsiskyrime yra ta rutina. Nobody crosses your way. So niekas nekerta tau kelio, su niekuo nesusiduri. Yeah, so who finally the suffering appears like product of mind. Ir galų gale tas paaiškėja, kad ta kančia yra mąstymo produktas. In our daily, you know, when we are hurrying and chasing our duties and everything, we can easily find the person who is guilty for this. But here not so much. So the retreat is a little bit like empty screen. Tad atsiskyrimas yra kaip tuščias ekranas. Empty screen, you know, just chanting, you know. Tuščias ekranas. Just sitting. Tiesiog gėdi, tiesiog sėdi. But it's so difficult to keep this simple situation. Bet taip sudėtinga išlaikyti tą paprastą situaciją. Your thinking immediately makes some film, some creation. Nes mūsų mąstymas nedelsiant tame tuščiame ekrane kuria filmą. We are not enough with this simplicity of the situation. Mums neužtenka šios situacijos. So we recall the situation from yesterday. Kad mes prisimenam vakarykštę situaciją. Or we will imagine what will happen when we come back home. Kai grįšim namo. Or to our work. Arba į darbą. Yeah, so it's very clearly seen. So this is the film of karma. Tai vadinamasis karmos filmas. And all this karma is
around wound up, yes, wound up about the center, which is called ego. Ir I. visa ta karma sukasi aplink centrą, kuris vadinasi ego, aš. So this is our trap, in fact. Ir tai yra mūsų spąstas. But you know, it's good news for us. You know, Tačiau because yra gera naujiena. if you want to be free, you must understand the nature of your trap. Ir jeigu norim išsilaisvinti, reikia So this is the suprasti, first kaip step. padaryti šitie spąstai. Ir tai yra pirmas šis žingsnis. Yeah. So that's really retreat is wonderful opportunity Ir atsiskyrimas tam yra puikiai proga to see more clearly aiškiau matyti the limitations savo apribojimus and something which is limitless. ir tai, kas yra beribė, Yeah. beribų. Yeah. So between these, you know, bars, you can see freedom. Protas, grotas, matyti When laisvę. you look through the bars, you can see freedom. Žvelgiant pro grotas, So you know, this is the other benefit of retreat. kita atsiskyrimo viena pusė. Yeah. Okay, maybe some questions from you Puiku, gal turit klausimų? now. You probably, yeah, yes, it's Thomas. Minėjo priklausomą nuo praktikos. Saulė Ką mentioned tai she reiškia? was addicted to practice. What does it mean? Ask her. Paklausk jos. Priklausoma, kad aš pradėjau labai daug daryti praktikos, nusilenkimų, What was bažnyčios važiuoti. I was Ir doing man lots of buvo vows. pagrindinis dalykas, ką aš norėjau daryti iš tikrųjų. So Jis all mane I tai wanted gelbėjo is nuo just to practice. tos kančios. Yeah, Because it you was know, Aš ne savo norų. yeah, so addiction usually means something bad, you know. paprastai because- priklausomybė reiškia blogą because, dalyką. you know, so we have warning sign, yeah. Tai mes, Especially people who know something about addiction. ypač žmonės, kurie žino From kažką apie own priklausomybės experience, iš you savo know, can patirties. have some warning sign. Oh, addiction, Kai jie išgirsta it's žodį dangerous. priklausomybė, jie suvokia, kad tai You yra know, kažkas but of pavojingo. course this is just word, you know. Bet čia addiction. tiesiog žodis. It's very good to have some addictions. Kartais yra gerai turėti priklausomybę. Do you have children? Ar turi vaikų? Yeah. So your love for your children is addiction? Tai ar tavo Very, yeah, very strong. priklausomybė? But is it bad? Stipri It is good, priklausomybė. yeah. Tai yra gera priklausomybė. Yeah, so addiction sometimes means connection, simply. Priklausomybė tiesiog Okay. kartais reiškia ryšį. Okay, so there is some story from Zen Master Sung San teaching when somebody asked him, Zen Master, you are teaching Zen Master about Sung San something paklausė. unconditioned, Sako, mokytojus mokot kažką apie besąlygiško, about freedom. apie laisvę. But Bodhisattva vow is kind of bonds which Bet limits you. bodhisattvos įžadai yra ribos, kurios suvaržo tamstą. And the Sansanim Sung San said, no, you The Sansanim misunderstood me. Ne, jūs manęs nesuprato. I'm attached to everything. Aš esu prisirišęs prie visko. Okay? Yeah. So Bodhisattva attachment is attachment to everything. Bodhisattvos prisirišimas yra prisirišimas prie visko. If you are attached to one thing or 10 things or maybe 20 Jeigu esi things, prisirišęs prie vieno, prie 10 ar 20 dalykų, it is small I attachment. tai yra mažojo aš prisirišimas. But if you are attached to everything, Bet jeigu tu esi prisirišęs prie which visko, means this attachment to everything is realizing the reality of interpenetration, of interconnection, everything. o tas prisirišimas prie visko yra suvokimas tarpusavio visko priklausomybės. Okay, if you realize that we are interconnected with Jeigu everything, mes suvokiam, kad it mes is tarpusavį esame bodhisattva priklausomi attachment. su visais dalykais, tai yra bodhisattvos prisirišimas. Okay, but talking about attachment to practice, it is just very good, you know, because it is the habit of practice Prisirišimą prie pratybų is yra geras something dalykas, nes is something which Pratybų įprotis guards you, yra guards, kažkas, kas yes. saugo jūs. guards you
when you have sometimes weaker time in practice. Kai mes esam nusilpę. Yeah. So everybody has this, you know. Sometimes this initial power, initial impulse to practice becomes a little bit weaker. Visų mūsų pradinės, pirmapradis impulsas praktikuoti silpsta. But attachment to practice, which means habit to practice, Prisirišimas prie pratybų, kas yra įprotis keeps praktikuoti, you in the practice, still in the stream of practice. išlikti pratybų vėžėse. Okay, so this attachment is very good. Tad tas prisirišimas labai geras dalykas. Mm-hmm. Yeah. But if you're, there are bad versions, of course, of attachment to Bet yra ir practice. blogų prisirišimų prie pratybų formų. Okay, it can be harming. Gali žaloti. For example, when you are attached to sitting and you stop hearing the cry of your child asking for food, this is a bad attachment. Jeigu, Okay? pavyzdžiui, prisirišęs esate prie sėdėjimo ir jūsų vaikui verkiant vis tiek sėdite, tai bloga. Not only bad attachment, but this is bad practice. Tai ir blogas pratybos. Okay. Tokiu atveju. So the correct practice means be still, be clear, Teisingos pratybos reiškia būk ramus, būk aiškus, be open, būk atviras and be responsive. ir pasirengęs atsakyti. Okay. If you have correct attachment to everything, which means the bodhisattva attachment, Jeigu mes turime So- teisingą so- prisirišimą prie visko, kas so yra this bodhisattvos kind prisirišimas, of, so the correct practice is born, you know, tai from tada this atsiranda iš to realization, this kind of teisingos interconnection. pratybos. Mm. Yeah, so we shouldn't worry so much. I wish you attachment to practice. I'm attached to practice too. Aš linkiu būti priklausomu nuo pratybų, aš taip pat esu priklausomas nuo pratybų. Aš turiu klausimą Saulei. Mm. Ar pavyko praktikos dėka normuoti kančios proporcijas gyvenime? Did you manage, using practice, to norm the portion of suffering you wanted for your life? Pavyko. No, normally it's time for me. Okay? So if you want to talk to Saula, so ask her for tea later. Sorry, I misunderstood Okay. because Yeah, it so was there are announced that copies. we might ask questions for both, so sorry. Yeah, so for both, so can you repeat it maybe in English? Jo, sako Linas, aš supratau, kad čia abiejų jūsų galima klausinėti, bet mokytojas sako, ne, tipo, klauskite manęs. Can you repeat in English? Yeah, okay. repeat what? He said he misunderstood. He thought Sauli also should kind of respond to the questions. So the question to me, you have some question to Ar me? turi klausimą mokytojui? Actually, lietuviškai, ne geriau, kad nesumaišyti nieko. Kaip nori. Klauskit. Hmm? I asked if Saule found, but the same question might be for you too. If during the practice, during your life in practicing, did she found a way to find right proportions of suffering, because they were, they were discussing whether suffering is needed at all, and if needed, why? Because if there is no suffering, then probably we will not find the practice, yeah? So is it right to find certain proportions for the practices? You know, light doesn't ask you about proportion of suffering. Lino klausimas yra, tai gerai, o tai tos pratybos gal padeda atrasti proporciją, kiek tos kančios reikia gyvenime, kuri, kaip suprantu, gal nepražudytų, bet padėtų tobulėti. Tai, so the response is,
So the life doesn't ask you about proportion of Gyvenimas suffering. neklausia mūsų apie proporcijas kančios. Okay, it is not your business. Tai neįdomu We must face what is coming. Just priimti, kas ateina. yeah. But our choice is if we transform this into practice, into inspiration, into some waking up impulse, or just we start to, I don't know, people do many things, drink alcohol, go into some hedonistic practices, so they try to find some relief. They look for some relief. Jo, bet mes tą kančią galim paversti impulsų pratyboms skirtingai nuo kitų, kurie tą kančią randa kaip akstina hedonistiniam praktikom, alkoholiui ar kažkam, kas, kaip jie įsivaizduoja, jos išvaduos nuo tos kančios. Yeah, so I'm not sure if I understand you well. What do you mean by proportions? How much can I take in? Ar gerai tave suprantu? Ką tu galvoji apie tas proporcijas kalbėdamas? Partially, yes. Like I see that my life is getting too easy, yeah. Mm-hmm. And you become everything. The situations are good, so to speak, no initial point to start practice or to do the stronger practices, like Master Seung-san used to say. At least what I've heard or I read somewhere, like where he used to say to his students, like, you are getting lazy, you need more suffering, then you will do more practice, and then you will achieve that. Okay, so yeah. Vienas sako, aš tikrai ta proporcija, pavyzdžiui, Zemėsas Sungsanas, kuris pacitavo, girdėjau sakant mokiniam, kad girdi, tu aptingai, tavo gyvenime reikia daugiau kančios, kad tu praktikuotum daugiau. So, yeah, so our world is really full of suffering. Mūsų pasaulis iš tikrųjų kupinas kančios. If you have not enough your own suffering, if your situation is very good, jeigu tavo situacija labai gera, use your good situation to help others to relieve their suffering. Išnaudok savo gerą situaciją kitų kančiai. When you are scanning yourself, oh, I'm okay, I have no suffering. Kai mes skanuojam save, But you open your ears, bet atveri ausis, like Avalokiteshvara, I don't know. kaip You will hear Avalokiteshvara. sounds of suffering, feeling this whole. Tu išgirsti kančios garsus, užpildančius visą pasaulį. Okay, so if you have no suffering, take care about somebody else's suffering. Jei neturi savo kančios, išgirsti kitų kančių. Yeah. Okay. Yeah. For example, let's imagine the situation that you are living in very well-equipped apartment. Įsivaizduokim, gyveni labai gerame bute. High class, Aukščiausios klasės. good furniture, Puikus baldai. stereo system. Stereo aparatūra. Everything is, the fridge is full of good food. Šaldytuvas pilnas maisto. Yeah, so no problem with anything, we are very convenient. Nėra problemų. But one night, you can hear through the wall Girdi per sieną some shouting, kažkas rėkia. violent shouting. Smurtingai rėkia. So some guy is beating his children. Kažkoks vyras muša And savo wife. vaikus ir savo žmoną. Yeah. What happens to your comfort? Kas nutinka tavo komfortui? Yeah. You know, the stereo system is good. Stereo sistema Of gera. course, but you know, I remember, so it came to me, this comparison when I was practicing in Woodzone Center. It was many years ago. Praktikavau Lodz, it is one Lodzės Zen centre. Lodz Zen Center. I don't know, maybe 150 kilometers away from Warsaw, more to the center of Poland. 150 km nuo Varšuvos į Lenkijos vidurį. It used to be and it still is a very strong Zen center of our school, Tai labai stiprus mūsų mokyklos Zen centras.
but I remember when it was located in very special area, which was filmed, if you saw the film Ziemia Obiecana, maybe not Polish film. It was Lenkų filme so vaizduojama. so Ogrodowa Street, okay? Daržų gatvėje. So it was one of the first, maybe the first location of Zensen. No, and it was kind of crime area, in fact. Ten kažkokia buvo tokia nusikaltimų rajonas. One of the most famous streets, but a little bit crime area. And when I was going to my bed after practice, I always heard, you know, horrible shouting and quarrels and cursing and all violent words, you know, in neighbors, neighbor apartment. You know, it was so deeply touching. I realized, okay, we are creating some, like, you know, embassy of paradise here. But you know, 1 meter, you know, I don't know. Bet už metro. How thick is the wall, you know? Something. There is the gate to hell. Bet už sienos yra vartai į pragarą. Yeah. So even if we are happy, you know, if we are lucky to be happy, to have everything, let's be aware that in our neighborhood there is a lot of suffering. And when we are listening carefully, we will listen to the cry of this suffering. I think it's enough. If we cannot help in some physical way, like in that situation, what can you do? You know, call the police. You know, police visited regularly that flat. I talked to Igor. You know Igor Piniński. He said, you know, we can call police, but police visits all the time. You know, they cannot do anything because when they come, you know. So this woman say. No, it was we just talk loudly, you know, because she was also addicted. She was addicted to his, how to say, oprawca. Yes. Victims. Nes ta moteris buvo priklausoma nuo to vyro smurto. It was enemy, but it was my enemy. Jis buvo priešas, bet tai buvo mano priešas. Sometimes you cannot do anything, you know. Kartais tu nieko negali. Of keeping your vow to help all beings more burning and, you know, fertilize your intention and practice more. Tiesiog belieka puoselėti savo įžadą padėti visom gyvom būtybėm. And be aware that the basic form of suffering come to everybody. Ir reikia suvokti, kad esminė kančia aplanko visus. You know, when Buddha started his spiritual trip because he realized that there is old age, sickness, and death. Suvokęs, kad yra senatvė, ligos, mirtis. Even if we have good situation, net jeigu mes turim gerą situaciją, it is only temporary condition. Į visada laikinai. Our youth is taken away. Mūsų jaunystė bus atimta. Our good health will be taken away. Bus atimta. Finally, our life will also be taken away. Galų gale mūsų gyvybė bus so, atimta. when you realize this stream of impermanence, you know, so the shadow of suffering will cover your head. Okay? I regret now that I asked this question. But you are contemplating the truth of sickness, you know. You are, your voice is like barking of old dog, you know. O tavo balsas kaip seno lojančio šuns.
Yeah, you know, but the proportions can be different, you know. Bet proporcijos gali skirtis. So you know the story Buddha was teaching about 3 kinds of horse, 4 kinds of horse. Buddha You know mokė these things? keturias arklių rūšis. You know, there is some story when some layman approached Buddha when Buddha was sitting Pasakojama, silently, kad probably kai Buda meditating, sėdėjo, and medituodamas asked him for teaching. Pasaulietis paklausė mokymų, paprašė mokymų. And he asked him, Buddha, please, you are enlightened one, please teach me. Pasaulietis pasakė, Buda, tu esi nušvitęs, prašau pamokyk The mane. Buddha only did something like this, O Buda padarė tik tai tiek. corrected his position. Pasitaisė savo sėdėsim. And then this layman bowed, oh my Lord, you know, thank you, your deep teaching opened my mind, you know. So he was so deeply touched by this wordless teaching. Jis buvo taip giliai paliestas tuo That tiesiog it krustelėjimu. Completely, his students couldn't understand what happened. Nes Budos mokiniai nesuprato, kas čia įvyko. And one of them asked him, you know, Buddha, what kind of teaching did you give? Vienas iš mokinių paklausė, Buda, o Even open our ką mouth. jūs čia mokėt šito žmogaus? And he said, Ir Buda because pasakė, this man is like high-class horse, kad šis žmogus yra kaip which runs aukščiausios at the shadow of the klasės whip. žirgas, kuris paspartina žingsnį vos On the pamatęs shadow of the whip. rimbo šešėlį. What's enough for him to... Okay? Jam užtenka So rimbo Buddha was šešėlio. talking about four kinds. Buda kalbėjo apie keturias žirgų rūšis. Yeah. So about these fingers, you know, there is some joke when the woodcutter, you know, woodcutter comes to the shop and say 5 beers, please. How much? 5 beers. 5 salaus. 5 salaus. Okay, so he said there are, you know, let's say 4 kinds. So the first Grįžkim prie keturių žirgų rūšių. The first runs at the shadow of the whip. Pirmas žirgas paspartina žingsnį, pamatęs rimbo šešėlį. The second category, you must touch him a little bit. Antra rūšis, And he runs. pajutęs, kai rimbas paliečia odą. And the third one, you must hit him a little bit. Trečia rūšis jau tas smūgis tikrai turi būti giliai su Okay, oda. let's go. Žirgas But paspartina. the fourth kind Bet of ketvirta must be žirgo hit rūšis. really strong. Tas skausmas tave Still not persmelkia moving. kaulus smegenis. Again, you know, Dar still not kartą moving. suduoda. Vis tiek Okay, neina let's tas go. žirgas. Okay, so Ir people are tada different. iš to skausmo pajuda. Tad žmonės skiriasi. But one of my friends who were giving Dharma talk, I'm sorry, he's not alive. Vienas iš mano He bičiulių was talking about amžinatilsį, these 4 kinds of kai jis horses. pasakojo And- žirgus karmos kalbos And metu. during Dharma talk, he said, you know, but there is the 5th But- category of horse. Sako, žinot, tai yra dar 5 žirgų rūšis. Even if you kill him, he will not move. Užmuši, vis tiek neįdės. Okay. More questions? Daugiau klausimų. Some newcomers, people who Daugiau are kaip new. prašau, paklauskite Yeah, klausimų. we can talk about some technical aspects of Yes. practice or everything, whatever you want. You were talking about interconnectedness, and when you feel that everything is connected, you attach to all the world. Yes. But sometimes, I know, you feel that interconnectedness, but it's so hard to feel love or be the specific person. So It's hard to feel love, interconnectedness. Am I no, understanding? when you feel like the love for the whole world, but sometimes it's hard to feel love or even stay in good terms with the specific person because I don't know, you don't like some specific behavior or something like this. Mhm, mhm, mhm. So is it necessary then you feel that
you said like interconnectedness and love for all the world. But why then it's so hard to be with a specific person? Yeah, because Jo. Kartais kalbėti apie tarpusavio priklausomybę, bet kaip taip yra, kad su kai kuriais žmonėmis iš tikrųjų yra sunku būti. Ir aš kaip suprantu, kaip čia juos pamilt, su tuos žmonės, su kuriais tikrai sunku būti, kurios sunku yra mylėti. Ar teisingai? Taip, dar buvo tas pasakymas, kad jeigu tu mylėsi visą pasaulį, tai tada ir ne tik 10 žmonių aplink save, bet ir visą pasaulį. Tai tada tu būsi ir su kiekvienu iš tikrųjų artimam ryšyje. Kartais atrodo, kad tu tą visą pasaulį aplamai myli, bet yra konkretus žmogus ir su juo sudėtinga būti arba ištverti. Yeah, so he stated in Lithuanian the same question. As I understand, well, you can love the whole world, but there is certain person you don't love. Okay, yeah. You know, we are most of us are driven by conditioned mind. Dauguma mūsų esame varomi to sąlygoto proto. So conditioned mind can only experience conditioned love. Ir sąlygotas protas gali patirti sąlygotą meilę. It is conditioned because it is limited by discriminative mind. Mind of discrimination. Sąlygota dėl to, kad jinai apribota to diskriminuojančio proto. Which means like and dislike. Reiškia mėgimai ir nemėgimai. It's easy to love something you like. Lengva mylėti kažką, ką tu mėgsti. Yeah. So that's why it's absolutely, we shouldn't, feel some sense of guilty because everybody has a little bit like and dislike. Neturim jaustis kaltės, nes visi turim tą mėgimų ir nemėgimų. But we should be aware that this is still still not complete. Bet visi turim suvokti, kad tai dar neužbaigta. So love for everything and connection with everything, it doesn't mean affective love. Meilė viskam nereiškia žavėjimuose viskuo. This is simple connection with everything. Tiesiog ryšys su viskuo. Okay. So you water the flower. Palaistai gėlę. This is love for the flower. Tai meilė gėlė. Okay. But you can remove the shit, from the path. Bet galima paimti šūdą nuo šaligatvio. Yeah, this is also, it comes from love, which means connection with everything. Okay? So, which means that the true love means that you perceive clearly in your mirror mind. Reiškia, kad labai aiškiai suvokiam situaciją savo you reflect everything just as it is. Atspindim viską taip, kaip yra. And find correct when you perceive clearly the situation, you can find correct function. Situacija, atrandam teisingą funkciją. What to do with flower, ką daryti su gėle, which asks for water, kuri prašo vandens. Okay. What to do with shit which is on the path, su šūdu ant tako. Okay. What to do with dirty dishes, in the sink. Okay. So love means that you perceive always your correct connection with everything. Tad meilė reiškia, kad visada suvokiame teisingą ryšį su. Which means you do your best in every situation. Kas reiškia, kad mes darom geriausia, ką galim kiekvienoje situacijoje. Okay. Do you think that the surgeon, doctor making operation has to have love for his patient? Affective love? Kad chirurgas operuojantis pacientą turi jausti tą žavėjimąsi pacientų? His wish to help depends on his like and dislike. Jo noras padėti priklauso nuo jo mėgimų, nemėgimų? It is not necessary. I think this affective love, makes a lot of trouble in human life. Yes. We were talking about this yesterday. About broken hearts, losing what we love
receiving what we don't love, you know. This, yeah. Kuriuos mes mylėjom. Of course, this is part of human nature. Tai žinoma žmogaus prigimties. But in enlightened wisdom, Bet nušvitusioj išminčiai we realize that external circumstances cannot give you happiness. mes atrandam, kad išorinės aplinkybės negali suteikti laimės. Also cannot make you unhappy. Negali padaryti mus nelaimingais. Okay, maybe they can make you feel unpleasant temporarily. Gali padaryti, kad jaučiamės When you receive something, it's satisfaction. When you lose something, it's kažką gaunam, dissatisfaction. pasitenkinimas, kažką prarandam, You know, nepasitenkinimas. true happiness comes from inside. Bet tikroji laimė ateina iš vidaus. Saule gave beautiful speech about it. You know, that, Saulė pasakė you puikią know, kalbą. we cannot accuse external circumstances Tai, for kad our mes suffering. negalim kaltinti išorinę aplinkybę dėl to, kaip But when you look at opposite, we also can say that we cannot expect happiness from external circumstances. išvertus tą galima sakyti, kad mes ir negalim tikėtis laimės dėl gerų išorinių aplinkybių. You know, one of the most important truths we discover studying ourselves, studying Buddhism, Viena iš svarbiausių tiesų, kurią atradome save studying tyrinėdami Zen, budizmą, is Zen. that mind it is very important. Buddha's, one of the earliest Buddhas saying, luminous is the mind. Tai yra vienas iš ankstesnių Budos pasakymų, kad luminous is the mind. Yes, luminous is the mind. That's all. Kaip jūs išverstume? So the mind in its essence has some light. Švitėjimas yra protas. Yeah. So the mind has some essential luminosity, Protas turi švitėjimą, which is usually covered by layers of ignorance, negative tas švitėjimas emotions, gali būti and, padengtas neišmanimo, negatyvių and you know, self-reproductive negative states of mind. save gaminamančiomis tokiamis negatyvimis proto būsenomis. That's why we have no contact with this luminosity. Štai kodėl mes neturim ryšio su tuo švitėjimu. But what we call this luminosity that's what we think, that's what's the meaning of Buddha nature. Ir tai, kas yra tas švitėjimas, tai mes ir manom, kad tai yra ta vadinamoji Budos prigimtis. So that's why Dalai Lama said, Štai kodėl Dalai Lama nothing pasakė, new of course, but nieko no, naujo žinoma, that happiness is not state of possession, but state of mind. laimė nėra turėjimo būsena, bet proto būsena. Zen Master Sung San also used to repeat very Meistras often, Sungsanas labai dažnai kartodavo, when my mind is clear, kai mano protas aiškus, whenever I go, I find happiness. kur benueičiau randu laimę. When my mind is not clear, Kai mano protas nėra aiškus, whenever I go, whatever I benueičiau, do, I cannot ką find bedaryčiau, happiness. negaliu rasti laimės. That's why the object, let's say, Štai kodėl objektas, of study in Zen is mind. Zen tyrinėjimo objektas yra protas. Is mind. Okay, so yeah, and when you experience finally, you know, when your practice is successful, Ir galų gale, kai and mes this taip pat luminosity of mind sekasi, is awakened. kai tas proto švitėjimas So pažadinamas, natural connection with everything appears natūralus ryšys su like viskuo breath. It's atsiranda. completely natural. Kaip kvėpavimas, Because visiškai in- natūralus. In this luminosity, you discover that you and Yes. everything is Tame the same reality, švitėjime the same atrandam, substance. kad mes ir visas pasaulis esam ta pati substancija. So it's time to water the flower. It's time Tai to yra metas remove the sheep from the path. palaistyti gėlę, metas patraukti šūdą nuo šalių. Yeah. Okay. But as I said, you know, we are all a little bit conditioned, and Bet kaip sakiau, visi mes šiek tiek sąlygoti it's difficult to remove ir sudėtinga like and dislike. pašalinti tą. That we shouldn't try to remove it. Okay. Bet gal ir neturėtume bandyti. It's not the ways of wisdom. Tai nėra išminties kelias. So wisdom does not remove everything. Išmintis nepašalina visko. The wisdom
recognizes the nature of something. Išmintis pažįsta prigimtį. I like very much, there is no our high guru of Gestalt here, but I like this, this Gestalt, the paradoxal theory of change. Man patiko Gestalte esanti paradoksalaus pasikeitimo teorija. So this paradoxal theory of change says, Paradoksali pokyčių teorija sako, don't change anything. Sako, pirma, nieko nekeisk, but be aware of everything. bet suvok viską. Then Tada, the change is happening by itself. tada pokytis įvyksta savaime. Okay? Because deep you already have intention. Okay? Nes giliai viduje tu But- turi But ketinimą. first be aware of like and Pirma, dislike, suvok mėgimą, nemėgimą, my limitations, my suffering. ribojimus, But first look savo at it. kančią. This is one of the work, one of the important aspects of the meditation work. Bet To see pirma clearly. Ir tai yra pirmas svarbus meditacijos darbo aspektas - aiškiai matyti. And this work shows us emptiness of everything, Ir šis darbas padeda matyti visą ko tuštumą, non-substantiality. Nesubstancialumą. Okay. So maybe we want to remove these clouds from the sky today. Galima norėti pašalinti tos debesis. But when you study the clouds, yeah, but there's nothing to remove, you know, they are empty. How can you Nėra ką remove? čia pašalinti. Jie Just wait and see. tiesiog palaukti, pasižiūrėti. The clouds are empty. And very soon they will disappear by Ir themselves. visai netrukus jie patys išeis. Okay? That just don't touch it. Tiesiog neliesti. Make insight, but don't touch. Puoselėti įžvalgą, bet neliesti. Okay. So awareness is like switching on the light in the dark room. Budrumas yra kaip įjungti lempą tamsiam kambarį. Okay. It shows you the nature and localization of everything. Ir tas budrumas jisai parodo prigimtį ir vietovę. Yeah. Any more question? Daugiau klausimų? Aš dar meistrui užduot klausimą, kaip dirbti, pavyzdžiui, su tokia problema, kai turi kažkokią tai, ne taip priklausomybę, bet stiprų prisirišimą, kuris kelia problemą. Kaip pavyzdžiui, maistas. Pilvas pilnas, bet protas nori dar to malonumo. Ir tu tiesi tą valgymą, persivalgai, tai kitos problemas ir taip toliau. Kaip dirbti su tuo? So, I'd like to ask Master how to work with some kind of attachment that is harmful for you. For instance, overeating, overeating. For instance, you feel that you had enough of food, but still, you continue eating and you have some problems. So, what's You your know, take? I'm not specialist in this area. Aš nesu specialistas. But I know that there is a mistake of expecting that, for example, Zen practice will solve all your problems. Žinau, kad pavyzdžiui yra klaida manyti, kad Zen pratybos išspręs visas mūsų problemas. For example, overeating or over whatever. Persivalgymas Overusing ar whatever. per nesvarbu kokio dalyko. Can be the effect of some psycho-emotional disorder. Tai gali būti Maybe kažkokio some psichoemocinio sutrikimo maybe išraiška, some suppressed traumas, galbūt prislėgta Yeah. kažkokia trauma, some neuroses. neurozė. Okay, so I really recommend practice of Zen, Aš tikrai rekomenduoju Zen but pratybas, also think that with some special things we should go to specialists. bet manau, kad su kai kuriais dalykais reikia pamatyti There is specialistus. a lot of talk now about Zen and psychotherapy. Dabar daug You šnekama apie Zen ir probably psichoterapiją. met Agata Sobiecka, Su taip pat Hein, who Agata is psychologist Sobiecka, who visited Hein, kuri yra Vilnius Zen psichologė, Center, our new Vilnius Jidov Zen Obstanim. Yeah.
Mūsų naujoji džiaugsmė. So there is a lot of talk that Zen and spiritual practice is really wonderful, but can be sometimes misused in the meaning. Zen ir dvasinės pratybos yra puikus dalykas, bet kartais jos neteisingai naudojamos. So it can be misused when we become some spiritual bypassing. Tai kai mes pasidarėme tai, ką mes vadinam dvasiniu vengimu. Okay. So it's very good, I think, approach when we continue in our spiritual meditation training, but with some specific ailments, yes, some kind of disorder, go to some specialist. Manau, kad labai gerai, kad svarbu tęsti pratybas, bet esant tam tikriems sutrikimam kreiptis į specialistą. You cannot cure or flu, by making more bowels and sitting more. Okay, you should go to the doctor and receive some special pills. Reikia eiti pas daktarą ir paprašyti tablečių. Yeah. So it depends, if somebody has some problem with some kind of addiction, like be alcohol, or overeating, or over-smoking, or overusing drugs, or overusing sex, or everything. So maybe there is some hidden layer to discover. Kažkoks gilesnis sluoksnis, kurį reikia atrasti. But meditation practice really wakes up iš tikrųjų pažadina some quality of mind, tą proto aspektą, which doesn't cling so much to everything. Kuris neprisirišęs taip prie visko. Okay, so it's kind of self-sufficient. Jis kaip ir savaime pakankamas. Okay, usually conditioned mind clings to many things. Sąlygotas protas griebia these dalykus. But the Buddha mind, that's what we discover, Buddhas protas, ką mes čia atradome, is something unconditioned, Kažkas nesąlygoto. So that's why the symbol of Buddha mind is lotus flower. Štai kodėl simbolis Buddhas proto. Why lotus flower? Because the structure of the lotus petal is very special. Nes lotoso žiedo struktūra ypatinga. It doesn't keep mud for long. Negali purvas užsilaikyti. I even read that somebody constructed some spoon to honey, Netgi kažkas sukūrė medaus šaukštelę. According to the structure of lotus petals. Medaus šaukštelis medus sukurtas kopijuojant lotoso žiedo struktūrą. Yeah, so as you know, when you use the honey, it's always problem with the spoon. Okay? Kai vartojam medus, tai kad tas šaukštelis aplimpa medum. Of course, you can lick it, but the other person probably will not use it, or putting somewhere so everything is have the honey around. But this spoon was very special, because when you use it, all honey, fell down. And leaving the spoon completely dry. Nukrenta, palikdamas šaukštelę. Okay, because nothing sticks to this kind of structure of surface. Nes prie to lotoso žiedo paviršiaus niekas nelimpa. And that's why the lotus flower became the symbol of unstained mind, which is the unstained nature of mind. Ir štai kodėl lotoso žiedas tapo to tokio proto būsenos simboliu. Okay, so finally, of course, this practice leads us to balance, to not clinging, to freedom. Galų galia pratybos veda mus prie tos laisvės, prie neprisirišimo. But it's quite, long process. Bet užtrunka. So before you attain enlightenment, the addiction can eat your life. Prieš pasiekiant nušvitimą gali pražūt nuo priklausomybės. Okay, so I think it's very important to have this healthy and sober look at our life.
you know. Labai svarbu puoselėti tą sveiką ir blaivų žvilgsnį į mūsų Okay. gyvenimą. So spiritual way does not cure everything. Dvasinis kelias neišgydo visų ligų. Sometimes we need some more specific Mums approach. reikia specialaus požiūrio, profesionalaus pagalbos. Okay. Yeah. More question? Daugiau klausimų? Aš norėčiau, jeigu Mhm. aš norėčiau meistrą paklausti, ką jis patartų daryti, pasibaigus šitam atsiskyrimui, kai grįžti namo, į kasdienį gyvenimą, kaip praktikuoti vienam namuose, How would you recommend to practice when I return back after this retreat, home, alone, how to keep this practice? You know, you have the complete model of formal practice during retreat. Atsiskyrime yra tas visas pratybų modulis. Take from this model as much as you can. Galima paimti iš šio modulio tiek daug, kiek galite. And use it in your life. Ir vartoti savo gyvenime. So it's very good to have some special hour for practice. Puiku turėti valandą pratybų. Maybe it's in the morning. Galbūt ryte. So maybe 108 bows. Gal 108 It's reikia. wonderful beginning of the day. Puikiai dienos pradžia. And after 10 minutes of break, just sit for half an hour. 10 minučių pertraukėlės tiesiog pasėdėti. If you like chanting, you can do chanting, but maybe your Jeigu family and patinka your neighbors giedojimas, don't like it. Galit giedoti, bet gali nepatikti namiškiam. But I personally do, I start my practice with 108 bows, Aš, pavyzdžiui, pradedu savo dieną 108 nusilenkimais. repeating 4 grey vows at the beginning, Ir pasakau 4 didžiosius įžadus iš pradžių, padarau nusilenkimą and do sitting meditation. ir sėdžiu. Yeah, so sitting meditation is my, main dish, in fact. Mano sėdimo meditacija yra pagrindinis patiekalas. And do this practice as much as you can, okay? Because meditation needs time and needs. Darykit tas pratybas tiek, kiek galima, nes meditacijai reikia laiko. This is like every kind of training. Kaip ir bet kuriam pratimui. The more you practice, Kuo daugiau whatever, praktikuoji, running, playing the piano, ar playing bėgiojimas, saxophone grojimas or pianinu, dancing, saksofoną, okay, the more you šokį, train, the more skillful are you. treniruojasi, tuo labiau įgūdęs. The more you practice, whatever, the less is technique and the more is you. Kuo daugiau praktikuoji bet ką, tuo yra mažiau technikos ir tuo daugiau tavęs. So finally, practicing Zen is practicing yourself. Galų gale praktikavimas zen yra praktikavimas savęs. Okay. So the more you practice, the more you are one. You know, when a skillful piano player, I saw, these improvisers, incredible improvisers like Keith Jarrett, my favorite. Keith Jarrett. It doesn't look like he played the piano. Netrodo, kad jisai grotų pianinu. It looked like I don't know, incredible spectacle of music. Tai atrodė kaip nuostabus muzikos spektaklis, which consisted of player, kuris susidarė piano, iš sound, but there was no division. Piano ir pianino ir So garso. finally, when we practice Zen, we start practice Zen. What are you doing? I practice Zen. Nes kai praktikuoji zen, tai Okay. aš praktikuoju zen. But finally, Zen Master Dogen said, practicing the Buddha way is practicing yourself. Bet kaip Zenmeisteris Dogenas pasakė, Budos kelio praktikavimas yra praktikavimas savęs. Okay, so first you start with practicing Zen, Pirmą pradedi praktikuoti zen, but then you go to practicing yourself. bet galų gale tu praktikuoji Okay. save. But the final stage is to become completely awakened person. Ir galutinė stadija yra tapti savimi. And Nušvitusią būtybę. in this, meditation schools like Mahamudra, there is the last stage of meditation, which is called no meditation.
Paskutinė meditacijos stadija vadinasi nemeditacija, which means completely natural state of mind. kas yra visiškai natūrali proto Okay. būsena. Because the pure light of your mind is not the product of your practice. Nes tyra proto šviesa nėra jūsų pratybų produktas. So the light is already inside. Šviesa jau yra viduje. Okay, so the meditation process is to process to remove impurities, hindrances, Meditacijos using some techniques procesas to yra tiesiog pašalinti nešvarumus get this treasure. Okay, tam, kad prasibrautume prie tos brangenybės. but finally, meditation is just natural state of mind, Bet galų galia meditacija yra tiesiog natūrali proto būsena. Empty, Tuščia, full of light, pilna šviesos, and self-aware without ego. save suvokianti be ego. Okay, and this kind of mind so interconnects with everything. Ir ši proto būsena jungiasi su visa kuo. Always finds correct function. Visada atranda teisingą funkciją. Always have correct insight. Visada turi teisingą įžvalgą. Okay, always acts with the greatest care of compassion. Visada elgiasi su didžiausiu rūpesčiu ir atjauta. Yeah. So but of course, this is maybe a little bit off-road. Gal nuklydau šiek tiek. You question, but it's very good. So this is training, okay? The training. Esmė čia So Kaip training means that you discover yourself more. pratybos reiškia, and more. kad atrandi Okay. save vis daugiau. It's not technique from outside, but it is more like practicing yourself. But it comes with training, which should be taken care of, you know, which should be really cultivated with greatest care. Yeah. So everyday meditation, Kasdieninė meditacija. every day, you know. Yeah, like good gardener, you must visit your plant not once a Geras month. sodininkas aplanko Okay, because augalą one day you kasdien. can discover just dry Ne kartą per remains mėnesį. of your beloved plant. Nes jeigu aplankysi, And retai rasi sudžiūvusią augalą. okay, so like good caring gardener, you must visit your Gera body daržininkė tree, I would say, you know, turėtų every day. aplankyti savo potjį medį Okay. kasdien. Yeah. So a lot depends on you, you know. Daug kas priklauso nuo You know, pačios. my recommendation is 108 bows Mano and half an hour rekomendacija of sitting. 108 nusilenkimai kasdien ir pusvalandį sėdėjimai. But why not 2 times half an hour of sitting? Bet gal 2 pusvalandžius Yeah, sėdėjimai. okay. So some people like very much bowing Kai practice kuriems žmonėms labai patinka nusilenkimų and do a lot of bows. ir daug lankstosi. You know. Me, myself was bowing 500 Aš bows per day for 12 per years. dieną 12 metų. Yeah. If you have time, Jeigu turit laiko, end your day also with meditation. galima pabaigti dieną Okay. taip pat meditaciją. Then you will see the effect in your mind very soon. Tada pamatysit labai greitai poveikį to savo protų. So when you take care of Dharma, Dharma will take care of you. Jei pasirūpinsit One day. dharma, dharma pasirūpins jumis. But the model is retreat, okay? Bet So you learn a lot. We come to practice together, but also to learn a little bit. And we can take this experience to our life. More questions? daugiau klausimų. What to do if you get in meditation kind of lost, or you know the technique, and sometimes you can even find some direction, but sometimes you just scattered and lost and you don't know what you need to do. You need about techniques of You meditation. know the technique and how you do it, and sometimes you know kind of a direction towards that clear mind that you need to go, but sometimes it gets just You know, lost. just recognize that you get lost, you know. yeah. So Tai klausimas yra, kad medituojant kartais ištinka tokia proto būsena, kad mes tarsi pasimetimas. Pasimetimas. So the answer is no. So when you realize that you are get lost,
kai mes suvokiam, kad mes pasimetėm, you have half of success. pusė sėkmės. Pusė sėkmės. So the worst thing is to be get lost without knowing that you are lost. Blogiausia, kai esi pasimetęs ir nežinai, kad esi pasimetęs. Okay, so when you realize I'm lost, just stop. Kai And look suvoki, where kad to esu you. It's like in pasimetęs, the forest. tada sustoji panašiai The kaip first- miške ir apsidairai, kur aš. Okay, so it's the first step to return to the right path. Tai yra pirmas žingsnis sugrįžti į teisingą kelią. Yeah, it's normal, you know. Our Tai įprasta mind yra, kad mūsų protas produces so many klajoja things. ir sukuria tiek daug dalykų. So sometimes it's even more dense than the forest. Kartais jis tankesnis už mišką. Yeah. So that's why we have some simple techniques. Štai kodėl mes vartojam Okay. paprastas technikas. Body, Mes turime kūną, breath, kvėpavimą and mind. ir protą sutelktą į Attention. kvėpavimą. Dėmesį. So our attention should permeate your breath and your body. Mūsų dėmesys turi persmelkti mūsų kvėpavimą ir mūsų kūną. And the place when this trio is melting into one. Ir vieta, kur visi Body, šie breath and trys mind. dalykai Trio. - kūnas, protas ir kvėpavimas susilieja, Is integrated is this lower yra part. apatinė pilvo dalis. Mhm. We usually get lost when we are too much in our thinking Mes or too much in our emotions. Pasimetam dažniausiai, kai esam per daug mąstyme arba per daug jausmuose. So always check your center. Tad visada reikia patikrinti savo centrą. Let your attention and breathing go down. Leiskim savo dėmesiui ir kvėpavimui susitelkti apatinėje pilvo dalyje. Maybe you lost balance of your body like hunching. Galbūt dingo So kūno pusiausvyrą, galbūt mes So fine. susikūprinom. come back to this original balance. Okay? Sugrįžkime į tavo natūralią balanso būseną. Body balanced here. Kūnas subalansuotas čia, apatinėje pilvo dalyje. So the breathing, of Kvėpavimas. course, you breathe with lungs, but Žinoma, mes it is about this kvėpuojame plaučiais. diaphragm. Bet pasitelkus diafragminį kvėpavimą, Mhm. mes jaučiam And attention. apatinį pilvo dalį. Ir dėmesys ten sutelktas taip pat. So when you do this, you are coming to the stopping of mind. Ir kai mes visą tai darome, sustabdom protą. This is the point when you can stop your this crazy merry-go-round. Tai yra taškas, kuriame galime pašėlusią karuselę sustabdyti. Then, and along with this samadhi, with this stopping, Draugė su šitą samadhi, su šituo stabdymu, your wisdom eye, your dharma eye is open again. mūsų išminties akis, mūsų dharmos akis atsimerkia vėl. Okay. So first, this trio meeting here, Pirma, ši trijulė sustinka čia, body, pilvo breath, and apačioje. mind, and Kūnas, kvėpavimas ir protas. question, what am I? Ir galima klausti, kas aš. Okay. This is coming back to this non-conceptual, Ir don't sugrįžti know mind. į tą nekonceptualų, nežinantį protą. Okay, so yeah, yeah. So it's very good to be not to mix too much techniques. Labai gerai yra nenaudoti per daug technikų. You know, sometimes I ask people, what are you doing during meditation? Kartais aš klausiu žmonių, ką tu veiki per And usually, meditacijas? maybe not usually, but very often, people say, sometimes I do this, sometimes I Žmonės man do sako, this. kartais aš darau tai, kartais when darau it's, tai, but sometimes I do something kartais different. darau dar kažką. No, so let's master one vehicle. Okay? Ne, sako, Yeah. išmokime vairuoti vieną dalyką. Let's continue one method, one approach. Tęskime vieną metodą, vieną This is the požiūrį. only way when our practice, Tai yra when vienintelis- our meditation stops being only techniques, Tai but vienintelis deep būdas experiencing of yourself. padaryti, kad mūsų meditacija liautųsi buvusi technika, o taptų mūsų savastimi. Mhm. But when we change, it's like Nes kai keisti
So Zen Master De Kwang, Zemestras my Deklangas, transmission teacher, mano was talking about Perdavos some. ir mokytojas, some kuris incident, jam you know. perdavė He comes Zemestras. from Kansas. Jisai iš Kanzaso. This is called potato country, yes. Bulvių Very valstija. agricultural place in America. Žemdirbiška Jungtinių Amerikos And valstija. there were, of course, some farmers, original farmers, but there were also some newcomers who bought a piece of land and tried Ten buvo ir fermerių, ir buvo naujai atvykusių žmonių. Yeah. And one day somebody came to Zen Master De Kwang. Maybe he was not Zen Master at the time, but asked him, you know what our neighbor is doing, you know? Sykį kažkas iš jų atėjo pas Zemestrą Deklangą sakyti, žinot, ką daro mūsų kaimynas? I'm passing, you know, along your garden and look, and he is digging the holes in the ground. Ir sako, aš pamačiau, ėjau pro šalį, mačiau, kad jis kasa duobės žemė. You know, maybe a few of them, maybe 10, you know. Keletą, gal kokias 10 holes. Tiesiog And they duobių asked žemė. him, you know, what are you looking for? Ir aš paklausiau, ko tu ten ieškai. And he said, you know, somebody told me that there is water here in this area, but you know, I'm looking and no water, so somebody Kažkas sakė, kad čia yra vandens, aš cheated ieškau, me. nerandu, mane panašu apgavo. Yeah, so I said to him, you are fool, you know, make one hole Aš jam pasakiau, 10 meters deep, you know, so you will find the water, but when you look 2 meters in many kas ways, 10 you will metrų never vienoje find the vietoje water. ir rasi vandenį, bet jeigu tu kasi 10 vietų po metrą, nieko nerasi. Okay, so yeah, so we have many approaches to meditation, many schools of Buddhism, and all of them are really great. Yra labai daug meditacijos mokyklų ir visos jos puikios, But you cannot practice all of them. bet negalima visų Yeah. praktikuoti. So finally, we must decide, when we decide to do something, let's do it. Kai mes nusprendžiam kažką daryti, darykim tai. Only then the practicing Dharma will be practicing yourself. Tik tada dharmos praktikavimas bus savęs praktikavimas. Yeah. So to have, the more you practice, the more you are, the more you know how to use your meditation to get out of this confusion and this forest. Praktikuoji, tuo of geriau everything. supranti, kaip išsigauti iš to pasiklydusio miško. Maybe more questions? Gal daugiau klausimų yra? Koks, aš apie sanką noriu paklausti. Chcę zapytać po sance. Sangha. Sanka. Koks yra skirtumas tarp klubo ir sankos? What is the difference between club and sangha? I don't know. Maybe not so much difference. No beer in Sangha. Sometimes. Nėra alaus Sangha. Pataisoma. But what do you mean by club? You know, there is some hobby Kodėl tu which is klausi? attracted by people. Yeah, because clubs are, there are nightclubs, dancing clubs, the clubs of motorcycling, or what kind of club? Aš galvoju, vis tiek, aš taip įsivaizduoju, kad sanka pati struktūra, kažkaip, kaip jinai funkcionuoja, jinai perdava, yra tam tikra perdava. To transmisji jakiejś, że przez tą strukturę, jak ta sanka funkcjonuje, to też ta nauka, jak to powiedzieć, ona też, jak to powiedzieć, Jest przekazywana? przekazywana, tak. I jak to jest związane z tą przekaz przez samo życie sanki.
Но в том sensie będzie hierarchia и так далее. Но як у нас są, аж поспішвезві. Ну, Не справді. Ми маємо такого місця, który nigdy nie ma żadnych relacji z nauczycielami, nie jeździ na odosobnienia. On może jeden raz był przy 30 lat. Okej. I tam jest taka sanka. Mhm. To u nas inaczej jest. U nas są te nauczyciele, tam ta transmisja i tak dalej. To ja o tym, czy to jest, jak to powiedzieć, jak zapewnić tą transmisję, żeby czasami my musimy zebrać się i sami musimy coś decydować, podejmować decyzje, a kiedy my sami musimy, ale czasami są takie kwestie, kiedy trzeba jakby, jak są nazwy, jak my rozmawialiśmy, że czasami trzeba uzgodnić wyżej, bo inaczej to my tracimy tą więź ze szkoły, z nauczaniem. Okej, rozumiem. Aš noriu išvesti trumpai, kaip pavyzdį. Čia Šiauliuose yra toks vienas irgi prieš 30 metų pradėjo kartu atėjo, galbūt buvo keliose atsiskyrimuose, bet po to jis pats savo padarė. Jis nevaikščiojo, jokius atsiskyrimus, jokių ryšių su mokytojais, jis ten skaito knygelės, puslapį savo turi, aš pats su juo drauguose, jis ten išmintį dzenišką duoda. Tai ir aš klausiu, man atrodo, kad tikra sanka, kaip ir mes stengiamės išlaikyti, jinai yra tam tikra perdava pačios struktūroje, kaip jinai funkcionuoja, kad ta perdava nuo būdos, nuo sunksano, reiškia kitų, jinai eina ne tik per patį mokymą, bet ir kaip funkcionuoja. Pavyzdžiui, kai kurios klausimus mes galbūt turim susitikę tarpusavį nutart, bet kažką turim suderinti su centru, ar ta hierarchija, su mokytojais ir panašiai. Tai va, O kokį noriu paklausti? Aš apie tai. Kuo skiriasi? Kuo skiriasi? Tai pats ir atsakė, akivaizdu. Tai tuo ir skiriasi. Jo, bet kokius klausimus? Kokius klausimus? Kas mūsų, ką reikia subordinuoti, o kas mūsų galios? Kas subordinuoti? Jo, tai panašiai. Everybody's clear what we are talking about? Tai klausia, ar mes suprantame, apie ką mes čia šnekam? Normally, the classical structure of Buddhism consists of 3 jewels. Klasikinė budizmo struktūra yra iš 3 brangenybių. Buddha, Dharma and Sangha. Ir Sangha. Okay. If the practice is to be complete, tam, kad pratybos būtų tobulos, so these 3 elements should be present. Turėtų būti visi šie 3 elementai. The other approach to this trio, Kitas požiūris, trio, is Shila, Samadhi and Prajna. Shila, Samadhi ir Prajna. Shila means precepts. Shila įžadai. Samadhi means meditation. Samadhi reiškia meditacija. And Prajna means wisdom. Ir Prajna yra išmintis. Okay, so Shila is connected with Sangha the most. Shila yra susijungimas su Sangha. You know, of course, you don't know what is Shila. Shila is morality, is ethics. Shila yra moralė, etika. You know, Shila means that the vector of, of your life, which is directed in most cases to me, my satisfaction, my happiness, my profit. Okay, So this kind of approach, of course, supports the basis of delusion, which is attachment to I, my, me. This absolute the root of delusion. You find it in the first turning of the wheel of Buddha is attachment to I. Nusikreipimas į save, Budos mokymų pirmas pamokymas yra, kad būtent čia, šitoj iliuzijoje yra kančios šaknys. And this is delusion because it brings suffering to ourselves.
Nes būtent tas susitelkimas į save atneša kančias. But not only, it brings suffering to people who live taip with pat such sukelia egoistically directed kitiems person. žmonėms, kurie susitelkia į save. So Shila means correct relationship with the world of sentient and maybe non-sentient Arba etika worlds. reiškia teisingas santykis su gyvom būtybėm. So there are precepts, okay? Tam yra įžadai. And Sangha, you know, when you take precepts, yeah, Kai duodam įžadus, people who have kasa already tie do žmonės, kurie precepts, turi kasą, jie yra davę įžadus. take these precepts in front of Sangha. Jie duoda tuos įžadus priešais. So Sangha, community is the witness of their obligation. Ir Sangha yra jų įsipareigojimo liudytojai. So, which means I vow to follow these precepts to become the Kas reiškia, kad aš prisiekiu sekti to įžadus, become the, you know, the contributor kad tapčiau to Sangha. kontributorium Sanghai. Okay, so without the support of Sangha, it's very difficult to see this delusion, this ego. Be Sanghos grįžtamojo ryšio labai sunku pamatyti paklydimus šiuo aspektu. So you can hide your egoism, you know, your selfishness. Tu nuo savęs gali paslėpti savo egoizmą, savo naudiškumą. When you are alone, Kai esi vienas. or you know, but when you are in Sangha, Bet kai tu esi Sanghoje, Sangha becomes immediate mirror which helps you Sangha the limitations, tampa gives you veidrodžiu, feedback. kuris tau teikia grįžtamąjį ryšį, parodo tavo. That's what Sangha is kind of mirror. Tai todėl Sangha tam tikra prasme yra You can veidrodis. immediately see your limitations. Iškart joje matai savo apribojimus. But on the other side, Bet iš kitos pusės, in the Sangha, you can experience that whatever you do, what is good, is not only for you, Sanghoje gali patirti, kad visą, ką darytum, ne tik tau, but immediately becomes the possession, I would say possession, benefit of others. bet ir tampa nauda kitiems. Yeah. So the Sangha helps you to go beyond the limitations of I, my, me and find the Bodhisattva spirit. Sangha padeda išvengti tų aš mano man apribojimų. I think that that's What's the what makes Bodhisattva's the class? difference between Sangha and, for example, club. Aš manau, tai nubrėžia skirtumą. You know, there are different clubs, but you know, I have a friend who is a member of motorcycle, so they of course put their, you know, their garment, you know, savo odinės striukės, know, this Harleys and everything, then go, you know, drink, you know. And this is club, okay? I don't know if there is spirit of compassion, it is like promoting my ego, don't go beyond your ego, okay? Ten gal labiau tas ego puoselėjimas. But maybe not all clubs like this. Visi klubai tokie. I don't say that there is something wrong, but for sure, Sangha is different kind of club. It has different priorities. Su kitais prioritetais. Okay, and in this space of Sangha, Ir šioje Sanghos erdvėje, you know, the Sangha becomes the very żyzne pole, fertilized field. Fertile. Vaisinga dirva. derlinga. So the ground where plants can easily grow, and it becomes grow for your spiritual path. Ir ta dirva derlinga dvasiniam keliui. So in the space of Sangha, you can easily develop also correct wisdom and correct meditation. Be Sanghos erdvėje galima atrasti
teisingą išmintį ir teisingą meditaciją. So we have Buddha, Dharma, Sangha, Mes turime Buddha, Dharma, Sangha, but in other approach we say Shila, Samadhi and Prajna. bet kitų požiūrių mes sakome Šila, Samadhi ir Pradžia. And Great Master, Zen Master Sosan Tessa said that that Shila, sakė, kad Šila, precepts, įžadai it's like cup, yra kaip puodelis. okay? And the cup is filled with water. Tai puodelis pripildomas vandeniu. So the water in this cup, you know, unmoving water is Nejudantis vanduo yra Samadhi, kaip meditation. samadhi, meditacija. Okay? And when the water is unmoving, Ir kai vanduo nusistovi, jis gali atspindėti the moon can Mėnulį. be reflected in the surface. Okay? So cup is Shila, puodelis yra Šila, the water is vanduo Samadhi, yra samadhi, and reflection of the o moon, atspindys which is mėnulio, wisdom, kas yra is clearly išmintis. reflected. Okay? But can you imagine that the cup is broken? Bet kas jeigu puodelis suskilęs, So the water has no place to stay, vanduo neturi kur. and the moon has no space to reflect. Mėnuo neturi kur atsispindėti. Okay? So this is the unity of Shila, Samadhi, and Prajna, Štai taip, and šią metaforą the atsiskleidžia unity vienovė. of Buddha, Šilo, samadhi ir pradžinis. Taip pat Dharma, Budos, dharmos and Sangha. ir sanghos. okay? Buddha is connected with Samadhi, Buda susijęs su samadhi. okay? You can find the teaching in Compass of Zen. Very nice Zen presented. kompasė ten. Tai Yeah, išdėstyta. Dharma means wisdom, Dharma reiškia išmintis. okay? And the Sangha means precepts, O sangha morality, reiškia ethics. įžadai, etika. So, also, you know, talking more about Sangha, Kalbant daugiau apie sanghą, I should mention what Buddha said, net ką Buda pasakė, that the most important person in your life kad svarbiausias asmuo jūsų gyvenime is your Dharma friend, yra dharmos draugai. okay? Yeah. I think it's especially, you know, because people who have families, not practicing families, say, oh, no, this is bullshit, I don't buy this truth. Nu, ypač žmonės, kurie turi šeimą, sako, tai My nesąmonė. wife, my Mano mother. žmona, mano mama. Yeah, but of course, I appreciate that Žinoma, everybody vertinu appreciates family bonds. Šeimą, But you šeimos know, ryšius. when you start to really, Bet jeigu tu iš tikrųjų, when you start to really Iš tikrųjų. seriously treat your spiritual path, rimtai žvelgi į savo dvasinį you kelią, know, the value of your practicing friends sometimes overgrow the, tavo praktikuojančių draugų reikšmė even family bonds. I'm sorry to say that. tampa svarbiau negu šeimos ryšiai, apgailestauju tai sakydamas. But that's what Buddha said, you know, Dharma Štai friends, pasakė, Dharma friends are the most. dharmos draugai yra patys svarbiausi žmonės. So look how wonderful time we are, Tai you know, žiūrėk, here. koks nuostabus laikas draugai Yeah. mums visiems. You know, you are in the best company in the world. Jūs esate geriausia kompanija pasaulyje. So let's appreciate this. Tad branginkime šią akimirką. Yes, this is beautiful Sangha. We are not here for some kind of interest, Mes čia dėl some kind of business. kažkokio verslo interesų. We are completely free of business-like motivations. Mes neturim čia jokių verslo motyvacijų. We just came for our direction, Atėjom čia dėl savo krypties, for bodhicitta. dėl bodhicitos. Bodhicitta means attain enlightenment and help all beings. Bodhicitta reiškia pasiek nušvitimą ir padėk visoms gyvoms. So būtybėms. this direction shows us this place, this retreat, this company, Šią and this practice. kryptį rodo ši vieta, šis atsiskyrimas, ši kompanija, šios pratybos. Okay. So this is Sangha. Tai yra sangha. We can find here not only Sangha, but also Buddha and Čia also galima atrasti ne Dharma. tik sangha, bet ir Buda ir dharma. And this beautiful unity Ir ši nuostabi vienovė is called triple
jewel. Vadinasi, trigubas brangakmenis. Okay. So, more questions? Puiku, daugiau klausimų. Oh, it's nice ending. Nes nuskambėjo kaip graži pabaiga. And they live long and happy. Jie gyveno ilgai, gražiai ir laimingai. And by the way, as you promised, the clouds disappeared. Remember, you said you don't need to remove. You promised the sun and it came, so you're like a prophet, you know. So it will be filmed, and and the sun kind of shows that the nature follows your words. Sun and the sea. Yeah. Okay. No violent neighbors. Okay. Nėra sako smartingų kaimynų. What times we are coming to the end? Yes, I think. If you would be sitting now, it's 10 minutes left to the third sitting, so one more sitting left. Okay. So we do one sitting. Is there some special question still? Like we have 10 minutes of this sitting. Yeah, but maybe somebody, hides inside and is not. Gal jo dar turim šiek tiek kelias minutes. Dabar arba niekad. How to help the mind not to be wandering in daily life, not in practice. For example, when you drive a car, you can listen to audiobook, do some podcasts, maybe even spiritual or about psychology, something not only about entertainment. You can wash the dishes and also listen to some interesting stuff. Is it bad to give opportunity for mind to do two things at the same time? Why not? Why? No problem. Maybe it can become. But don't make third thing. Mindaugas paklausė, o kaip čia tas, ar galiu vairuoti ir klausytis podcast'o? Sako, taip gali, bet nedaryk trečio dalyko. Because we are washing dishes, we are listening to podcasts. Okay, but we are still thinking. Bet vis dar galvojam about what here. Okay, just listen and wash dishes. Tiesiog klausyk ir plauk indus. There is some anecdote when Zen Master Sung San used to come to America and to teach his students, so his students always checked him. Okay? Mokiniai tikrindavo to catch Zen Master, užklupti jį darant and the Sansanim used to say, when he once he went out of the toilet and took some newspapers from the toilet. And he said, this is not correct. When you shit, just shit. Why reading at the same time? When you shit, just shit. Yeah. But once some breakfast time, some student caught him when he was eating and reading newspapers. And said, the Sansanim, you said, when you do something, just do, but when you eat and read. So the Sansanim said, okay, no problem. When you eat and read, just read, eat and read. Yeah. When your mind is like mirror, meditation and Zen training transforms, clarifies your mind, and it becomes like mirror. Zen meditacija paverčia protą kaip veidrodis. It can reflect the whole landscape. Gali atspindėti visą kraštovaizdį. The grass, the trees, the birds, paukščius, the clouds, debesis. So many things. But the mirror does not multiply itself. It's still one mirror. Bet nesidaugina veidrodžių. Okay, this is the mystery. Čia yra paslaptis. If you stay in a completely unmoving mirror, tu išlieki visiškai nejudančiam veidrodžiui. 10,000 things can come to you, dalykų gali ateiti tenai. and you will have no problem. Ir nebus problemų. Mirror is always one. Veidrodis visada vienas. Okay? Yeah.
So how to control during? Just make your first meditation training strong. Tad kaip tai kontroliuoti tą protą klajojantį? Pirma, medituoti. So you discover during meditation, this is our laboratory. Visit it. Medituojant, atrandant tą proto laboratoriją. Then this quality, this meditation will go out of your cushion and out of your Ir mat. tada tas meditacijos ratas išrieda iš And meditacijos became kelias. the natural quality of your mind. Ir tampa natūralia proto savybė. And whatever you do, just Tada do it. ką bedarytum, It tiesiog will be darai your tai. meditation. Tai bus meditacija. Okay? And then it is your enlightenment Ir tada yra tavo nušvitimas, which you can use to help this world. kurį gali vartoti kitom būtybėm padėti. Thank you very much.